Rugsėjo 1. Bet viešpats jam tarė, eik, nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Apaštalų darbai 9 skyrius 15 eilutė. Suprasdami, kad Jėzus yra tėvo išrinktasis, mes jungiamės prie jo. Kadangi matome Jėzuje apreikštą tėvo charakterį, todėl paliekame viską, kad eitume paskui jį. Panašiai ir mes, jeigu kokiam nors žmogui suteikiame pagalbą, savo paramą, ryšium su Dievo planu ir tarnyba, turime tai daryti skatinami tų pačių paskatų. Nenorėdami parodyti save ar atsižvelgdami į asmenis, kuriems suteikiame pagalbą, bet todėl, kad viešpats palietė mūsų širdis, duodama supratimo, jog šis vadas yra Dievo skirtasis. Čia pateikta iliustracija yra labai išraiškinga. Taip kaip indas gali būti panaudotas perduodant kam nors palaimas, taip ir Dievo tarnai yra įrankiai perduoti viešpaties palaimas kitiems. Taip kaip rinktinis indas būna panaudotas perduodant didžiausias palaimas, taip ir Paulius visais požiūriais kaip tas rinktinis indas buvo viešpaties panaudotas perduodant kai kurias turtingiausias visagalio, kada nors duotas tiesos palaimas. Tarnaudamas žydams, pagonims, net ir karaliams, paliko ilgalaikį palaiminimą, kurio malonus kvapas prasiskverbė net iki mūsų laikų. Jo tarnyba buvo vaisingiausia. Panašiai kaip Paulius, stenkimės būti rinktiniais indais. Klausimai: ar šią savaitę paliudijau tiesą? Kaip, kodėl, kokie viso to rezultatai? Bet viešpats jam tarė, eik, nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Apaštalų darbai 9 skyrius 15 eilutė.